Labai gražu. Viskas sklandžiai kol kas. Darbas vyksta kur kas greičiau, yra biškis šūdas. Sveiki, bičiuliai. Atvažiavom į sodybą. Tai pirmiausia noriu visus pasveikinti su kovo 11. Mes šiandieną šiek tiek padirbėsime, atvežėme medienos, bandysim pradėti kalt bruselius ant sienų. Žiūrėsim, kokius dar darbus spėsim pasidaryti. Tai niekada šito dalyko neteko daryti. Tai bus nauja patirtis. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Ir žiūrim video. Dovilė pradėjo nešti. Tai šitus bruselius bandysim susikalti ant sienos. Šiaip žinai, ką aš dabar sugalvojau? Nežinau, arba kilo pakankamai geniali mintis, kad bruselius susikrauti su barika ir nusivežti iki durų. Arba mes toj kažkur užstriksim su pilna bagažinė bruselių. Tai su Subaru truputėlį darbas greičiau buvo. Aišku, su šiokiais tokiais nesklandumais, bet kadangi nei aš, nei Dovilė nesam statybininkai, tai tą darbą darysim taip, kaip mes įsivaizduojam. Pradėsim nuo šitos sienos. Beje, aš sugebėjau nepaimti pistoleto hermetikui spausti. Tai palei grindis turbūt bruselių šiandien nesikalsim, mes tik nuo jo atsimatuosim. Apsikalsim langus ir tada kas 40 cm kalsim bruselius. Iš bruselio pasidarysiu, iš kokių 3 bruselių pasidarysiu po 40 cm trafaretą, pagal kurį bandysim matuotis. Tai gulšiuką vieną turim, yra tikimybė, jog kažkur yra antras trumpesnis. Pradedam darbus. Tai eisim į šitą pusę. Tai pradedam nuo šitos sienos. Taip ir tada. Reikia tikėtis, kad šitą visą sieną šiandien padarysim. Bet tai aš tai nupjausiu plevelį ir man tada ką toliau daryti? Taip, plevelę gali pjaut visur aplinkui. Tik tais pasistenk nepažeist tos plevelės sienos. Pasistenk. Pasistengsiu. Kažkaip gražiai. Aš nusprendžiau sukti medvaržčiais, dėl to, kad galvojau, jog bandysiu iškart išsilyginti, kad dailylentę sukant būtų tiesiau. Bet aš suprantu, kodėl statybininkai man siūlė tai daryti su viniakale, nes darbas vyksta kur kas greičiau ir aš jau supratau, kodėl, nes tu gali vieną ranką prisilaikyti, o kitą ranką sukti. Aišku, kai suksim bruselius ne aplink langus, vienam turbūt bus sudėtinga, bet pasižiūrėsime. Aplink langą atsirado rėmelis. Oho, labai gražu. Opa, pavyko rasti. Situacija tokia, kad pirkom bruselius po 3 metrus, tai jie ten būna plius minus 3 metrai ten. Dažniausiai 3 metrai ir keli comai. Šita siena gavosi 3 metrai ir 6 centimetrai. Tai knisausi, kol susiradau ilgesnius brusus, kad nereikėtų iš 2 lipdyti. Tai viskas sklandžiai kol kas. Dabar žiūriu ir galvoju, kad aš vis dėlto grybas. Nes šitą juostą turbūt reikėjo daryti aplink visas duris. Bet nieko. Dar vienas feilas. Pratęsi ten apačią. Tai jo. Bet matai, biškis šūdas. Reikia turbūt pirmą tuos susukti ir tada į tarpus susukti kitus. Nes jeigu aš pirmą prisuksiu tą, aš neturėsiu kur šitų brusų gale prisukti. Nu taip, tai
Galbūt vis dėlto ne taip viskas čia ir blogai gavosi. Pabandyk jį padėti kur nors. Oi. Darbai po truputį juda. Pirmąją sieną apsikalėm. Tik nežinau, ar teisingai padariau, nes pirmą apsikaliau langą, o tik tada sieną. Gal šiuo atveju man tai nebuvo labai problematiška, nes prie pat lango turėjau kaip prisisukti bruselius, bet kitus langus darysiu šiek tiek kitaip. Tai kaip pirmasis kartas, tai visai neblogai. Šiandienos darbai baigti. Apsikalėm vieną sieną. Buvo tikėtasi padaryti kur kas daugiau, bet labai pradėjo skaudėti galvą ir tiesiog nebegaliu dirbti, tai išvažiuosim gerokai anksčiau. Bet svarbiausia, kad bent darbai prasidėjo, medieną susinešėm, turim vieną sieną. Aišku, ją reikės dar šiek tiek pasikoreguoti. Ir žinoma, aš vėl pamiršau jungti mikrofoną, dėl to įrašinėjau voiceoverį. O dabar keliaujam iki Subaru, parodysiu, kas jam buvo padaryta. Tai dar Subarikas laukia eilės pas dažytoją, bet pasiėmėm, kad galėtume atvažiuoti kovo 11 ir sekantį šeštadienį. Tai uždėjo gervę jau primontuota į su padu, tik dar nepajungta, knieti išbandyti. Pervirino arkas galinės, tai neužilgo bus nudažyta. Subaru 3 cm buvo pakeltas į viršų. Gal vizualiai taip stipriai netrodo, bet važiuojant tikrai jaučiasi ir labai maloniai vairuojasi. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitinkam kitoje serijoje.